Gentle Day Lietuvoje sukurti inovatyvūs produktai menstruacijoms. Užsuk į gentleday.lt. Mano galva problema yra vyruose tame, kad kai su jie susiduria su problema, jie nežino, kaip ją įspręsti. Ir jie nežino pas ką paklausti. Kodėl nežino? Tu žmona nepatars. Supranti, nieko nereikia spręsti. Vyrai nori iškart išspręsti problemą, padaryti viską, o moterims reikia tiesiog... Mūsų mamos išmokino vyrus spręsti problemas mamų. Jeigu vyras yra po skyrybų, aš jam duodu tokį užduotį. Metus, jokių moterų, sportas, kelionės, pažinimas. Prasme, moteris gali būti gyvenime viskas tvarkoti, nereiškia, kad atsiskai seksu ar dar kažką. Turiu minį, kad maksimaliai koncentracija ir fokusas tik į save ir uždavinėjimas klausimų. Metai. Po metų galva susitvarko, įsivalo ir tada pradės supras, ko jis nori, nes kitaip jisai užsirauna ant to pačio, ką turi. O mano geriausia draugė man pasakė, žiūrėk, tu turi visą laiką užsirašyti tokį užrašą, sako, bet žiauriai svarbu yra tas užrašas, sako, kad būtų didelės raidės, išdidintos. Taip, žinai, rašai. P, O, A. Ir taip, žinai. Ir viskas bus gerai. Taip, ir va, ir supranti, va taip ir gyveni. Gerai, bet ta sistema tavo kokia, tai galėtų truputį paaiškinti labiau, kaip tu taikai ją. BBD reiškia, kad tu tiesiog, kas beivyktų, gerai, valio. Bet viskas labai susiveda dar skirtingus šeimos, ar tai yra vaikinas tavo, su kuriuo susipažinai? Absoliučiai neturi išmės, ar tai jūsų vaikinas, ar tai jūsų vyras. Žinok, va, supranti. Jeigu jūs nori, žiūrėkit, jeigu aš pasitikiu savimi ir absoliučiai 100% tikiu savimi, aš niekada nekontroliuosiu tavęs, man bus BBD, kur tu netgi keliauji. Ir čia bus tau problemas, nes tu suaugęs žmogus ir tu atsakai už savo žodį. Va jau, žvilgsniai, pas mus, kai tik ateina koks nors vyriškis į laidą, tai iš karto yra jau energetinis pasiskirstymas. Taip, bet ne su visais. Ne su visais. Bet mes šį kartą turim svečiuose. Klausyk, mes turim ne šiaip vyrą svečiuose, mes turim vyrų vedlį. Profesiškai tas su vyriškumu. Vyras su kiaušiniais. Gerai. Tas pats, ką jūs norėjote pasakyti. Tai kaip ir baigiam tada. Nes kaip ir daugiau karštė. Ne, bet iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai ta prasme, mesgi jūs pasikvietėme laidą dėl to, kad norim sužinoti apie tą vyriškumą. Kur tos vyrus vedat ir kada juos parvesit? Kur juos vedat ir... Aš jų nevedu, į altorių neėjau. Bet jeigu rimtai kalbant, tai pats galbūt vyriškumo samprata, ne? Mano galva, kad jinai tokia labai įdomi mūsų pasaulyje. Mano galva, kad iš vis vyrai nežino, ko nori, jie nėra laimingi ir jie ieško moters, kuri padarytų jį laimingą. Čia kaip ir moteris irgi taip daro. Ir mano galva, tai yra pati didžiausia iliuzija, nes mano galva, kad žmogus gali būti laimingas tada, kai susitvarko su savim, su savo šitą vietą. Labai įdomu, kad mes dabar pakalbėsime apie tai iš vyriškos perspektyvos, nes mes dažnai kalbam su net iš tikrųjų mūsų laidose apie būtent tą, moters irgi kaip... Taip. Pataisysiu, čia labai svarbi klaida yra. Moters, žodžiu, iš principo, tą būtent santykį su savimi, tuo sąmoningumu ir irgi gebėjimu būti vienai, pačiai su savim laimingai, pamatinė prasme jau tada kurti santykį. Tai labai įdomu, vyrai. Tai gerai, o kaip jūs manat, kodėl taip yra? Tai mes, mano galva, mes iš vis nematėm pavyzdžių, kas yra laimė. Reikėtų paklausti, ar mūsų tėvai buvo laimingi. Mano galva, kad čia labai daug atsakymų yra. Jeigu pasižiūrėti tarybinį laikotarpį, tai ten, kiek jūs, pažiūrėkite savo tėvas. Aš jūs savo galiu pažiūrėti tėvas. Mano laimingi. Laimingi? Tai matosi, sėdi ir laiminga moteris iš karto. Laiminga 2 kartus, žinai, 2 vaikus turi nuo skirtingų vyrų. Bet čia ne tavo tėvų istorija, čia tavo istorija. Tai yra mano istorija. That's my story. Vyras su jūsų gyvenimu nieko bendro neturi. Jūsų laimė priklauso visai ne to vyro. Esmė tame, kad tu gavai didžiausias 2 dovanas, ko kiti žmonės neturi galbūt. Tai yra didžiausia dovana. Ir mano galva, kad žmogus vienatvė, buvimas su savimi, tai yra pati stipriausia dovana. O kaip pats iš tikrųjų, prieėjai prie tokio to vidinio supratimo ir tokio sąmoningumo lygio, kuris dabar yra? Ką padarė moteris tau? Ką man padarė moteris? Ar ką leidai, kad moteris man nieko nepadarė. Ne, bet iš tikrųjų, bet kaip žmogus, ne kiekvienas gimsta su tokio supratimu, čia kartais yra kelionė. Mano galva, kad vyras pabunda tada, kai kažkas paima beisbolo lazdą ir trenkia per galvą. Tai bet aš išklausiu, kas jie buvo tokie.
Jos vardas yra Emutė, dukra, išėjo. Paėmė Donatą, tai pakratė, sako, užteks durnių valiot gyvenime, eik normaliai pradėti gyventi. Vis tiek turi atsitikti kažkas. Tai mano galva, ką aš supratau per 10 metų dirbant su vyrais, kad visų laimė prasideda tada, kai jos pakrato, išmeta iš to vadinamą komforto zonos, ne, sako, tu nesi tai, eik pažink save. Nu, ir nuo to pažinimas ir prasideda. Aha. Tai pati įdomiausia gyvenimo dalis. Ir tada atsitiko tas perversmas. O tada atsitiko tas perversmas ir aš esu labai dėkingas, nes jeigu ne jinai, aš niekada nebūčiau čia dabar, kur esu, su savo mąstymu. Tai čia labai didelis tas išminties jau lygis yra, kai tu supranti, kad ta netektis, gali būti dėkingumas tai situacijai, kur atrodo, žinai, jau praeini visas stadijas, visus kaltinimus. Klausimas, ar mes esame dėkingi už tai, ką mes gaunam gyvenime. Mes, pavyzdžiui, žiūrėkit, nesvarbu, ar mes prarandam vaiką, čia mano suvokimas tiesiog dabartinis, ar mes prarandam žmoną, ar mes prarandam draugę, ar mes prarandam draugą. Vienintelis klausimas, tu įsidalėki su savimi ir žodį savo, o ką aš galiu padaryti su tuo, kad aš būčiau laimingas. Taip. Nes nei tu manęs nepadarysi laimingą, nei tu manęs nepadarysi laimingą, nei tas operatorius tu labiau nepadarysi laimingą. Tuo labiau. Su operatoriais. O pasižiūri veidrodį ir sakai, klausyk, man atrodo, tau reikėtų eiti su savim truputėlį pasikalbėti. Jo. Ir kaip tada, nu gerai, ir kokie tada tie žingsniai, kokia ta kelionė? Nu, paties, pavyzdžiui, kokia kelionė? Kalnai buvo, džiunglės 5 savaitės, iššūkiai, sniegynai 3 poras, nieko nevalgant, tik sniegą. Sniegą? Tik sniegą. Bet su priežiūra kažkokia, ar taip... Pas mus normalus ten neina. Na, ne? Ne, nu, bet vis tiek buvo kažkas. Bet čia kažkokia tokia labai per tą tokį fizinį... Aš sakyčiau, varyti dabar man, žinai, į sniegynus, į Stasiulytę išvaro į sniegynus, be jokio gido, be neaišku, lipa. Aš buvau gidas tas, kuris vedė. Bet tai pirmą kartą vedė grupę. O kas tave vedė pirmą kartą? Aš pats vedžiau, aš vienas jau. Ai, tai va, aš ir klausiu. Ei, vienas į sniegynus. Taip. Ir gyvas sniegų buvai. Nu, ir kas čia tokį yra? Bet kaip tą sugalvoti šitą tokį? Nu, tai kai tau įdomu, kas tu esi išduodu, o davai mes tave išmėsim į tam pist, išmetį. O davai mes tau šiknai spirsim, padaryk tai. Ot. Nu, gerai, bet aš, pažiūrėjau, kodėl, kad sniegas, man tada buvo įdomu, dar radikaliau čia. Jeigu tu nori pažinti save, tai tu turėjai išmesti iš savo komforto zonos taip, kad tu nueiti ten, kur niekada gyvenime niekas nenueitų. O kokio čia valstybėje vyko tas sniegynų? Norvegija. Bet tai čia koks tai tikslas, ant to tokio paribinio gyvybėje mirtis? Ne, pažiūrėti, kas darosi tavo galvoje, kai tu nustoji savo meluoti. Mes, pavyzdžiui, galim dabar labai gražiai kalbėti, bet jeigu mes darytume ekstremalią situaciją, padarytume po 500 atspaudimų, mūsų pokalbis pasikeistų. Nu, turbūt mano pusėje pokalbio nebebūtų, bet... 20 atsispaudimų. Tiesiog nutrūkusi styga. Nutrūkusi styga. Tai aš nu, ar noriu, jeigu tu nori pamatyti save be šablonų, be kaukių, tu turi save išmesti iš čia. Bet į fizinę kančią kažkokią tai... Nebūtinai fizinę, gali būti psichologinė kančia, gali būti... Tai vadinat jūs kančia, aš tai jūs nevadinu jokios kančios. Išbandymas, nu čia išbandymas. Nu, tu žiūri, nu kas tam vyksta, aha, man blogai, nu ir gerai, tau blogai, nu ką dabar darysi? Bet gal natūralu, kad tokioj būsenai vyksta taip, o toj ramybės būsenai vyksta taip. Ir ten esi tu. Taip. Ramybėj tu esi va toks, tarkim, kažkoks su didesniam kaukiam, dar kažkokiam tokiam tam išgyvenime, va būtent taip prisitaikęs, ne, su visokių būna slidokų, kur žiūrėk, ten... Kai mes prisigeriam, išlenda Donatas 2 arba Ineta 2. Tai 3. 3. Tai mes išeinam iš sniegynus išeinam, ne, tai mes pamatome vieną personažą, pamatom kitą personažą, pamatai tą vargšą vaiką, pamatai tą stiprų vyrą, tu pamatai, kaip tu gali. Va tai ištraukti iš savęs, neištrauksit mokyklą jūs. Neištrauksit gyvenimo čia, kur mes šypsomės viens kitam, kokie tu gražiai, kokie gražiai. Aš nesišypsau, žinau. Man jeigu nepatinka, aš sakau, labai negražus esi. Oi, labai gerai. Tiesa, šviesa, man patinka. Aš mįslingai nutyliu, bet tai nesuprasti. Bet jos veidė visada viskas matot, nes jinai gavo tą Dievo dovaną, kad jinai gali viską, ką galvoja, pas ją akyse taip. Ir mimikos. Mes šitam projekte esam ne kartą zoominę mano veidą. Jo, nes jinai taip. Ir visą laiką man kokia draugė sako, bet tu matai tai Marijos veidą. Čia ragana, žinau. Nes raganas visada nieko nesako, jis užkalba akim ir taip prakeikė ten. O aš tik gero linkiu. Jo. Taip.
Tikiu. Žiūrėk. Čia yra... Žiūrėk. O, man paketus nereikės dėti. Bet čia, kas informuotas yra apie prekinį ženklą, tai yra jau gerai, Ne, tai yra... aš kažkada dirbau su Sanitex ir aš vienas iš pirmų, kuris pardavinė Always Oldies ir moterim pasakojo, kas tai yra, o jūs niekada pirmą kartą mato tokią prekę ir sako, o tai ką su juo reiks daryti? Sakau, reikia čia įsidėti. O tai ką, jis įveiks ten? Zuokit, vyras pasakojo moteriai, ką reiks naudoti. Va, čia tai buvo man įdomi. Tai viskas, žinai, su pasimėgavimu. Švietėjiška misija. Vis tiek toj tamsoj, moteris nematys, bet gali patirti minkštumą šitų. Atvažiuosiu, pakeisiu, žinokit, visom dabar. Visom pakeis. O mes kaip ir visada turime nuolaidos koduką nusirengti 20. Bet tai gerai, o kiek truko pačiam, tas toksai kažkoks tai savęs atradimas iki tol, kad tu suprastum, kad tu galėjau kitiem padėti? Dar vyksta toliau. Čia nėra pabaigos. Čia niekada nebus, aš galvoju irgi, kad yra pabaiga, ne, po Peru, ten Ajavaskas ir visa kita. Peru aš labai ten ir ten atrodo, čia viskas, o dabar viską žinau. Ne, jeigu tu nežinai, netoliu, o dabar viską žinau, nieko nežinau. O reikia dar tų gerimukų, kad atlaisvint smegenis ir pajausti tą visą. Jau dabar turbūt nebereikia. Nieko nereikia, nežmonių nereikia, užtenka savęs. Realiai. Užtenka savęs, rimtai. Taip, bet aš ir galvoju, nes pradžioje ten galbūt norisi kažką tai skeptiškai iš ten priemonių. Sau leisti viską, ko nori. Vat užduosiu savo vieną klausimą ryte. Kaip aš norėčiau šiandien praleisti dieną? Vat ko aš norėčiau šiandien patirti? Ką norėčiau paragauti? Ką norėčiau valgyti? Tu atsakai iš tos klausimus ir tu gerą dieną turi. Bet jeigu tu nežinai, ko tu nori, tai dažniausiai gauni tai, ko tau labiausiai reikia. Mes kaip ieškom mane moters. Aš noriu va tokios moters su tokiais papais, va tokia figūra ir gauni tokią, kad pipės ten apsišykęs sėdė ir galvo, ką dabar daryti. Ką su jie daryti? Kai tokią gavai. Norėjai, tau tos nereikia, tau duosi geresnė. Bet žinok, aš tikrai irgi pritariu, kad būtų toks rūpestingas, toks fainas ir sėdi tas rūpestis seivė išbėgusia, žinai. Taip. Bet aš žinau, kad tavo antra pusė yra Nesvarbu, mes nevertinam titulų. Nes tu gavai tą, kaip tu ten sakėjai. Norėjai tą gavai. Bet titulai, žinai. O kaip jinai reaguoja į tai? Į tai? Aha. Tai sako, tavo problemas. Čia tavo problemas, išeik ir pareik, čia tavo problema. Na tai gerai, bet taip pakalbam apie tą vyriškumo savoką, dėl to, kad mes gyvenam labai didelių tokių pokyčių visuomeniai laikė, kai mes iš tikrųjų, išsivaduojam iš tų stereotipinių rolių, kas yra vyras, kas yra moteris, ką jie turi daryti gyvenime. Mes dabar jau galvom, kad žmogus iš principo ir keičiasi ir tas vyriškumas, nes jeigu, nežinau, gal augom dar galvodami, kad berniukai neturi verkti ir taip toliau, dabar berniukai jau ir verkia ir viską daro tą patį, ką ir mergaitės. Tai koks tavo požiūris yra vyriškumą ir šiuolaikiniam kontekste? Mano galva, kad labai pasikeitė mes visom prasmėm. Ir vaikai pasikeitė, dabartinė visai kitokia, negu buvo anksčiau. Negu mes, jeigu palygint. Aš dirbu su paaugliais stovyklose, aš matau, kaip jie visai kitokie. Jiem netinka tai, kaip mūsų griežtumas, mes tokie žiauris buvom. Ten, jeigu būdavo anksčiau kartai treniruotės, tai būdavo, kai duoda ten 200 spaudimų, ten smūgiai, ten jie neatlaiko, jie neparuošti, jie labai tokie švelnus. Ir tai klausimas, kaip jiems seksis su mergaitėm. O bet tai jiems nereikia, kad jiems gal jie su mergaitėm seksis? Aš nežinau, kaip bus, bet aš turiu minį, kad tikrai. O kas tada tinka jiems, pavyzdžiui, auklėti? Kokie būdai? Išmokti jų kalbą. Kas labai sudėtinga. Išmokti jūsų kalbą, tai reiškia susikalbėti jų kalbą, nes mano kalba, jeigu aš kalbėčiau savo kalbą, tai man būtų taip 200 įspaudimų. Ir jiem tada nieko neaišku už ką. Paaiškinimų. Pas mus nebuvo paaiškinimų. Gavai, reiškia daryti. O kodėl? O kam? Kiekvienas laikas turi savo kažkokius tai bruožus. Ir, pavyzdžiui, mesgi labai daug kalbam apie tai, kad išlaisvinti emocijas, gebėti išlaisvinti. Tarkim, nėra taip, kad tie vyrai, stiprieji vyrai, kurie buvo iki šiol, kad tai buvo tik pozityvas. Buvo labai daug toksiško vyriškumo problematikos ir galų gale, kodėl savižudybių skaičius yra toks nepaprastas mūsų regione, todėl kad vyrai neturi šansų į jausmus, turi begalinius visuomenės primestus lūkesčius, jisai turi būti stiprus, sportiškas, viską pakelti ir tiek emociškai, tiek fiziškai pakelti. Tai ta prasme, ar tikrai tai, kad kame mes gyvenam dabar, kad tai yra kažkoks silpnumo požymis, o jau tas jau stiprybė, tai buvo kažkokia labai ideali?
Aš gal pasakysiu tik tai savo nuomonę ir nieko daugiau. Mano galva problema yra vyruose tame, kad kai jie susiduria su problema, jie nežino, kaip ją įspręsti. Ir jie nežino pas ką paklausti. Kodėl nežino? Tu žmona nepatars. Ar jeigu ir patars, jinai patars ne taip. O žinot, kame vyrai jūs darot didžiausią problemą savo gyvenime? Kokią? Todėl, kad kai, pavyzdžiui, moteris sako, Dieve, kaip man dabar negera, aš taip čia, žinai, išgyvenu tą situaciją ir man čia tą ir dabar tas taip atsitiko, aš tada tą. Ir tada vyrai sako, aha, žiūrėk, gerai, tai tu gali nuvaryti ten tą. Ne, man nereikia nieko nuvaryti, tu tiesiog linksė galvą ir sakyk man, žinai, taip, žinai, supranti, nieko nereikia spręsti. Vyrai nori iškart išspręsti problemą, padaryti viską, o moterims reikia tiesiog... Mūsų mamos išmokino vyrus, čia išgrinai iš vyrų auditorijos, kiek aš klausiau, išmokino vyrus spręsti problemas moterų, mamų. Ne žmonų, mamų. Ir iki šiol mes tai darom. Jo, ir jeigu to praleidžiam, gerai, kad dabar pagaunu tos momentus, aš daug dalykų nedarau, bet išlenda pas visus. Tai yra normalu. Nu taip, ir bandai spręsti, iš tikrųjų nereikia nieko spręsti. Man tai irgi atrodo, kad kai kartais moteris skundžiasi vyrais, kad jie ten tokie, kitokie, nejautrus, žodžiu, nedėmesingi, dar kokį aš galvoju, tai įdomu, iš kur tie vyrai atsirado. Taigi jos pagimdė moteris ir tos moteris jos užaugino. Tai, ta prasme, taigi ne iš dangaus nukrenta tie nedėmesingi vyrai. Mūsų problema, kad mes bandom prisitaikyti prie moters. Visų vyrų problema, mes bandom, aš kalbu už visus. Mes bandom už visus prisitaikyti prie moters. Aš ne vieno tokio nepažinau, kaip įdomu. O, prie to visi tokie ir neteina. Bet tai gal tu tada persėmė tą vaidmenį ir tu norėjai prisitaikyti? Žinoma, aš labai norėjau prisitaikyti, taip. Bet dažniausiai vyrai prisitaiko ir čia jų klaida. Iš tikrųjų, jie pamiršta, kad turėtų gyventi savo gyvenimą, užsimti savo veiklom, daryti savo sprendimus, o šeima yra įspręsti ten, o nebėgti gydyti savo moters ir visą kitą. Taip. Ką moteris neturi rankų, kojų neturi, galvos neturi, ką problemas negali spręsti. Paprastų elementarių problemų. Ar turi... Įdomu. Tai tokia publika pas tave tokia susirenka. Įvairių, labai skirtingi. Labai įvairiai. Buvo tokie, o kas yra, pavyzdžiui, kardinaliai skirtingi, ta prasme, tokie visiškai? Nu, tie, kurie žys priklausomi nuo moterų ir tiem, kuriam yra dzinai žvis, ten moteris ten rašo, grasina, jie sako gerai. Skirba šiandien. Bet tai čia kostiumai kažkokie tai irgi. Zin vienodai, bet jų niekaip nesiskirti. Bet o tai ko jie tada ateina? Ko ateina tas, kuris... Įsikalbėti, pasikalbėti, išgirsti kitas nuomonės ir pažiūrėti, kaip jis masto ir kaip kiti masto ir atranda detalių, panašių istorijų arba skirtingų istorijų, įžvalgų. Bet tai jūs visi kažkokias tai išvykas, kaip veikia šitie, ar tai yra nuolatinė bendruomenė kažkokia tai? Labai skirtinga, visi miksuojasi, tai vieni atvažiuoja, kiti dingsta, nėra, aš nesu tas... Atvažiuoja kur? Kur čia reikia važiuoti? Stovyklas. Ai, tai čia yra kažkokie tai vis tiek. Yra išvykos, yra stovyklos, kur uždaroj patalpoje. Ir užsienį. Užsienį. Ir jūs ten į tos sniegynus važiuojate irgi? Jau atsivalgiau sniegynų. Sniego atsivalgiau, jau nereikia. Bet kitiem gal reikia. Nu, tu galiu adresą nusiųsti, važiuok. Mūsų žiūri dabar klausosi, ar tas pats vyras, kuris jaučia poreikį tam, ar jo artimųjų rate kažkas tai gyvenantis žmogus. Tai vat, kas yra ta stovykla, kokia tai praktika? Ar tai yra bendravimas, ar tai yra, nes suspaudimai girdėjau kokius 6 kartus, aš galvoju, čia yra bausmė. Sportas, nėra bausmė. Nes, tarkim, gali būti žmogus, kuris nėra gal gyvenime daręs to suspaudimo. Man, pavyzdžiui, sportas yra malonumas, o kitam sportas yra kančia, aš nežinau. Taip, bet kokia yra visa tos stovyklos praktika, kas į tai įeina? Tai yra kažkokios ir dvasinės praktikos, psichologinės praktikos, fizinės praktikos? Daugiau fizinės, psichologinės, yra kvėpavimo praktikos, yra užduotys, analizės, labai daug gero juoko, nes visi tai laimingi ir išskrenda, nieks nenori namo važiuoti dažniausiai. Turim labai gerą vaibą. Bet tai yra sveikos gyvensenos propagavimo reikalas, tarkim, koks santykis su žalingais įpročiais? Prasme, ar geriam ten? Ar rūkom? Ne, negeriam, nerūkom. Jie namie turbūt tą toliau daro. Plačiai paklausė. Tik paklausė, čia grinai paklausė tik tai. Gerai, galima kažkas šmaikštesnio vienas. Tai viskas tvarkoja. Galima iš jūs paklausti. O tai tik tai... Aš jūs galima paklausti. Čia galima kažką klausinėti. Galima, kiek klauskit darai. Nu, gerai. Tai prie laužų brazdinat gitarą vakarais, ką darot? Nežinau, pas mus nėra gitaristų. Nėra, ne? Atsispaudimų daro jie. Ir vakarai prieš miegą, ir miega kaip angeliukai.
Mano galva, kad vyrui yra labai paprasta. Jeigu jis susitvarko savo testosteroną, jeigu jis susitvarko savo problemas, tai aš visada sakau, turi problemą ir ką pastebė vyrus, tie, kurie fiziškai pakankamai intensyviai sportuoja, aš nesakau, kad 7 kartus per savaitę, užtenka 2 kartus nors minimum. Tai jie neturi problemų. Bet tas, kuris nesportuoja, sėdi ir turi problemą. Ką dabar daryti? Nu, tu pliam, kel subinė ir tai daryk. Iš tikrųjų kažką reikia padaryti. Vyrui reikia daryti. Bet visiems reikia kažką daryti. Moteris gali sėdėti ir jausti. Mes gerai. Kaip ilgai tu ten gali sėdėti ir jausti? Kol atsibos. Nu, tai... Jūs tai galite sėdėti ir, o mums reikia veiksmų. Aš manau, kad pačiam labai neblogai sekasi iš tikrųjų sėdėti. Tai kad jūs kleputės, tai ir aš klepu. Nu, tai čia mes kaltas dėl viską iš tikrųjų. Šiaip gal norėtumėt kokią spaudimą padaryti, aš nežinau. Galim, be problemų. Gerai, kiek laiko būnat iškeliavę? Kiek tu galvoji, kad reikia dienų? Aš manau, kad žmogui, aš tai taip sakau, pavyzdžiui, vyrams, ne? Jeigu vyras yra po skyrybų, aš jam duodu tokį užduotį. Metus, jokių moterų, sportas, kelionės, pažinimas. Prasme, moteris gali būti gyvenimas, kas tvarko, tai nereiškia, kad atsiskai seksu ar dar kažką. Turiu minį, kad maksimaliai koncentracija ir fokusas tik į save ir uždavinėjimas klausimų ir viskas. Metai. Po metų galva susitvarko, įsivalo ir tada praėjus supras, ko jis nori, nes kitaip jisai užsirauna ant to pačio, ką turi. Čia galioja visiems tas dalykas, aš manau. Tai įsivaizduoju. Nutrūkus santykiam, nerti kitus, man atrodo, čia yra didžiausia nesąmonė. Blogiausia. Nežinai, ten sako, žinai, meilės problemas gydo meilė. Nesąmonė. Įsivaizduoju, ant tokio užsirauti, kuris metus tik savim užsijėmės. Atsinesu užšūdį, sako, ar norėtum pavosyti? Aš turiu. Tačiau kaip? Žmogus atsineša tiek šlamšto ir sako, tu išgelbėsi mane, imk. Jo, sako, gal paragauk mano gėrių. Išvalyti. Tai mes nieko gero nepadarom. Dėl to ir sakau, kad mano galva, kad šiame gyvenime mes turime vis tiek padirbti su... Daug kas sako, nesąmonė, kam čia reikia to, čia aš gyvenu. Bet tokie net važiuoja, kurie taip labai skeptikai. Tai jie iš vis neatvažiuoja. Iš viso nieko ne. Tie, kurie atvažiuoja, jau jie vis tiek nori. Įdomu, kažkaip žmonės atvažiuoja daugiausiai iš verslo. Iš verslo kompanijų daugiausiai žmonės, kurie nori to pokyčio ir turi labai daug tikslų, turi daug svajonių ir jiem reikia tiesiog išsikrauti savo bagažinį iš galvos, nes ten yra šlamštų belekiek. Daug, žinot, kai tu su žmonėm dirbi, labai daug prisirinka, irgi su savo darbuotojais, kiek emocijų, nervų, stresų, finansinės dalys ir visą kitą. Kur iškrauti? Jūs norite išdaužyti sienas, jam kažkur reikia... Į boksą. Boksas, kaip boksas fantastika. Jo. Įsidaužo žmogus ir mūsų tampa. Gauna vilį. Aš iš tikrųjų, pažiūrėjau, stebiu dabar yra atsiradę netgi tie iš tikrųjų daužimo kambariai kažkokie, tai aš galvoju, dievaži, žmonės jaučia tokį porį, aš, pažiūrėjau, tikrai nenoriu daužyti. Bet žinok, tu neįsivaizduoji, aš vieną kartą buvau bokso pasirgėjų. Mes labai, jo. Tai yra kažkas tai tokio. Ta prasme, tu realiai 3 dienas vaikštai visiškai euforijų, kai būtų, nežinau, pačios vaisingiausios tavo dienos, žinai. Tokio gerai savijautai, nes tu antiek išeina daug daugiau negu šiaip tu pasportuoji. Aišku, raumenis skauda po pirmos treniruotės žiauriai, siaubingai, bet tas smūgis, ta koncentracija, kai tu koncentruojies tik į kojytę, tik į tą, ir paskui tu pradedi, kūnas visiškai pasileidžia ir jisai, aš nežinau, kas atsitinka. Išsilaisvinimas yra labai labai geras. Emociškai yra... Nebėra emocijų, prie ko prisikabinti, prie nieko nenorisi, visi faini. Ir jeigu kas nefaina, net nerūpi, žinai, Fokusas į save. Toks, fontanas laimės. Tai va dabar mane vis kibina, kviečia vienas treneris bokso ateiti ir aš vis sakau, gerai, aš tikrai vis. Tai nėra laiko, tai dabar prisiminiau, tai reikės eiti. Jau dabar jau čia taip jau pakalbėjus, tai jau privalai dabar jau. Jo, tikrai. Tai mes visi kaupėme. Ne, labai faina, man piką esam agresijos, mums kažkokia išmest. Ir jūs moteris, ir mes vyrai lygiai tą pat. O, pavyzdžiui, gerai, bet mes jau dabar jau kalbam apie žmonės, kurie jau yra kažko tai prikaupę ir jiem jau reikia vaduotis iš to. O kokie yra, pavyzdžiui, galbūt būdai nepasiekti tos tokios jau visiškai duobės, kad tu gal gali kažkada anksčiau pastebėti tos kažkokius ženklus? Atsiprašau, man jetlagas yra, biškai man dabar ant to laiko. Yra pas mus vyriškas juokas, sako, kaip padėti savo. Kažkada tiesiog iš lempos galvos, sakau, hebra, man atrodo, jums reikia visiems ricinos. Sakau, apsišyksit ir tikrai kažką suvoksit.
Žvengi, paskui važiuoju vyras, sako, Donatai, žinai, aš pabandžiau ant žmonos. Sakau, Kuria prasme, man. Įpylė riciną, sako, griausi. Sako, metai, konfliktai, sako, aš nebegaliu kentėti ilgai. Sakau, įdomu. Skyrybos jau buvo, ne, dar nebuvo, bet... Bet jau tuo išsilaisvinsiu. Bet įdomiausia dalis tame sako, aš daugiau nebenoriu tik žinoti apie save. Tai va, ten viskai sakė, ką jinai galvoja. Jinai pasakė viską, ką galvoja. Nu, tai aš manau, jeigu aš būčiau nunuodyta namuose, tai aš irgi paskaičiau, ką galvoju. Tai tiesiog išsivalytum ir tiek. Tai... Ne savo valia. Su pagalba. Nek su tom akim prakeiktų, žinai, kaip pragadų. Taip. Ne, nu, atsiprašau, bet ne. Ne. Neskatinkime šitos metodikos namų aplinkoje. Gerai, o kokios užduotis, pavyzdžiui, būna? Kas yra, pavyzdžiui, vyras, pavyzdžiui, jeigu dabar klausosi, ne, ir galvoja, blema, gal visai fainai nuvaryti. Ir visai, žinai, nežino, kas ten bus, kas ten, kaip, ką. Aš sakyčiau, žis, nebūtinai atvažiuoti, tiesiog nuvažiuoti į mišką, vienam pasityti palapinę, savaitgaliu įsikurti laužą ir pasidėti loj. O ten daug mintis taip uždaužys, kad tu pradėsi, jeigu turi daug chaoso viduje, pradėsi dėliotis ir po maždaug 2 parų tu pradėsi labai gerus dalykus susidėlioti. Dar užrašus pasiemus. Nieko nereikia. Kiekvienas vyras gali savo stovyklą pasidaryti, bet tingi važiuoti, tingi palapinės. Žiemą šalta jiem visada. Taip. Hamakė šalta, palapinė šalta. Tik aš, nesukursim vaikiškų sąlygų. O galėtum? Ne, bet aš dabar aš galvoju, žmogus... Tiem lepunėlėm. Ne, bet žmogus yra namuose, jisai jaučiasi nelaimingas dėl kažkokių tai priežasčių ir dabar jam kažkas sako, išeik dabar žiemą, suprantis, sniegė į mišką, pabūti 3 dienas. Nu, aš suprantu, kad pirminė reakcija gali būti, tapsne, ką? Nu, tai čia yra, kaip ir mes esam tiesiog tokiam gerbuvyje nuolatiniam, kad mes net nebelabai įsivaizduojam, net aš pati turbūt nesugalvočiau, kad man reikia 3 dienom išeiti, žinai, į sniegą pasėdėti. Ta prasme, Bet matai, ateina tas, matai, poreikis žmogui patirti, va tą, ką tu ir pats sakei, žinai, patirti. Kažkas tų gyvenime žmonių irgi vyksta kažkokie lūžiai. Vyksta lūžiai, be abejo. Jo, ir tada jie pradeda jau ieškoti, kur aš galiu, ir vat suranda tave per kažkur, kažkaip, ne, per kažkokį pažįstamą, iš kažkur išgirdo. Tam laukia ir atsiranda ta informacija, kur jam reikia. Nes kitaip neišsiruoštų, nes čia jeigu toks ekstremalus dalykas yra ganėtinai, tai, apskritai vien susėdus ir kalbantis, ne, 3 naktis prie laužo jau yra ekstremalu, nes tu kalbėjai apie savo emocijas ir kai vyrai iš esmės nėra pratę tą daryti, tai aš įsivaizduoju, ten pabuvus kokias 5 dienas jau vyksta. Ne, sakyčiau, kad labai greitai. Mes, sakyčiau, penktadienį paprastai visi, šeštadienį ryte visi būna savi. Lūžis įvyksta paprastai labai greitai, nes pokalbiai atviria vyrai. Vyrai nemoka kalbėti, jiems reikia padėti. Jie nenori sakyti, sudėtinga, turi. Taip. Bet nori sakyti, čia kaip pažiūrės, kaip čia mane vertins, aš čia gerai atrodau, čia stiprus prieš juos, ar jisai silpnas, kaip čia dabar... Tai čia tai visuomenės primesti lūkesčiai, apie kuriuos aš kalbėjau, kad yra. Ne, tai blogas įvertinimas savęs, tai koks skirtumas, koks tu esi, priimk save, koks tu esi, storas esi, valio, kažką gali pakeisti. Kūdas, gerai, kažką galbūt gali daugiau valgyti, ne? Toks, daryk, ką nori su savim, realiai. Savo kūnu gali daryti, ką nori, gali transformuoti į ką tik tai nori. O vyrui, ką aš pastebėjau, geriausi rezultatai ateina tada, kai jis yra alkanas. Kaip vilkas, ne, eina alkanas, jis tada patikėkit, koks švarus protas, kai jis alkanas. Tau paaišku, kaip ką daryti. Ir tos sniegino patirties, aš jau taip žinau. Ne tik iš sniegino, iš kalnų. Mes turėjom kalnus, kada tikrai ir badas buvo, ir visko, ir aš jau prisimenu tos momentus. Ekstremalių situacijai, tu taip viską girdi, tu taip viską užuodi, tu taip žinai, kaip išėti iš miško, tu viską žinai, kai nori išgyventi, tu išeini, viską randi, tu nori. Aš prisimenu, paauglys buvo atvažiavęs toksai, ne paauglys, kiek 18 metų, ir tėvas atvežė, sako, kas tiko, sako, pasiuntė, jis sakė, tu tėvą išvadino ir sako, gal gali kažkaip padėti, aš jam nieko nepadėjau, bet man atrodo, jis pats padėjo savo. Ir taip ryte mes bėgam, viskas, nubėgamas, jis sako, nebegaliu, ten dūsta, krenta, jisai, gerai, skau, ten bėgėt gal ir skau grįši ir viskas tvarkoja. Mes parbėgam, jo nėra. Valanda nėra, 2 valandos, 3 valandos, 4, o temperatūra, kiek buvo tada, -2 ir -3, o mes tik su šortais ir kėdais. Be pirštinių, be kepurių.
4 valandas. Ir paskui atvažiuoju automobilis, dedukas atveža sušalusi visą. Sako, ir pasako, sako, bėgau, ne ten pasukau turbūt, sako, į mišką ir sako, tokias mintis, viskas šiandien mirs. Ir pasiklydau miške, nubėgo ne ten, kažkaip rado namelį, įsilaužė tą namelį, sako, deduk, padėk, help. Nuvežė, atvežė, sako, ką supratai, sako, ne, nieko daugiau nepasiūsiu. Nieko nereikia mokinti, žmogus pats išmokina. Kaip sako, žinau, mes norime atkeršyti žmogų, nereikia keršyti, jis pats savo atkeršys. Taip, aplinka padės. Taip. Nėra su ko piktis ir kad dar būtum dar, žinai, dar švitiškesnis ir dar, žinai, sveikesnis, tai čia yra hialurono rūgštis. Šiaip tai žodžiu, kolagenai. Taip, ir paketus davėt, paskui vitaminų dar duosit. Ir kolagenas. Ne, o šiaip tai iš tikrųjų žalias žingsnis yra Indrės Trusovės sukurtas, žodžiu, produktų linija. Jis yra pati labai tokia sąmoningo sveitingumo šalininkė, žodžiu, dietistė ir viskas yra tavo, kaip sakant, kūno sveikatai, tu tiegi kalbė apie savo kūno kaip esminį. Padarys jau ne 200, o 3 spam. Tai nesvarbu, kiek jūs ten ką padarysit, esmė tame, kad... Žodžiu, kolagenas tikrai dar niekam nebuvo, kaip sakant... Tai jeigu kūnus subirės, tai ir su galvo nieko negalima. Taip, tai būtent, tai dėl to tau bus labai naudo. O jūs irgi atkreipkite dėmesį, pasižvalgykite žaliasžingsnis.lt apie įvairiausius jų produktus ir pasinaudokite mūsų nuolaidą, nusrenk 15 nenukainuotams prekiams. Bet sugalvojau, čia kažkada prieš 4 metus padaryti, o kodėl nepadarytų vyras moterims stovyklų? Pradėjau moterims stovyklas daryti. Man buvo įdomu, jūs patyrinėt, kas jūs esate labai įdomu, tai kas mes esame. O Dieve, kaip įdomu. Va čia tai gyvatinas ir raganinas, viskas 3 viename turbūt. Bet aš tai tokia tai norėčiau. O kodėl papasako, kodėl, iš ko tu sakai? Labai įdomu, kai jūs nusimat kaukas, kokios jūs iš tikrųjų esate. Papasakok. Kas išlenda? Kas išlenda? Viskas išlenda. Jūs pradėte kalbėti tiesą, kaip yra, ne gražiai kalbėti, tai norėtų. Bet čia sakei, kad ir vyram tas pats atitinka. Taip, bet labai įdomu, kad vyras veda moterį. Tamsoje 3 paras. Jūs einate patalpą, ten tamsu, jūs nieko nematot. Taip. Ir viską tamsoje tikinėjate. Ta prasme, realiai tamsoj? Realiai tamsoj, 48 valandas tamsoj. O Jėzus, o ką mes ten darome, ką nereikia daryti? Paslaptis. Čia tokia stovykla, manau, tai. Kiam 8 valandas? Dabar UK darom kaip tik į rugsėjo mėnesį. Bet tai o kokia yra? Rugsėjo mėnesį tokia stovykla yra. Bet kokia yra ta? Visos, kas nori, tamsoj. Čia tikrai tamsoj, kiam 8 valandas. Tai kiam 8 valandas, nu tai jau ką. Bet čia kokia yra mintis, ta prasme, ta tamsa jinai ką, išveda iš komforto. Diskomfortas, smegenys persijungia kitą dažnį. Tai, ką mes matom, mes jaučiam visai kitaip. Pavyzdžiui, jeigu užsimerkus, jūs jaučiat visai kitaip, negu atsimerkus. Išjungti mane. Jeigu mes užsimerkę kalbėtume, visai kitaip kalbėtume. Žinoma. Todėl, kad mūsų akis mus meluoja. Bet tai jūs tenais... Mes pamatom žmogų, oi, koks gražus, bet pabandyk užsimerkti. Palauk, kažkas ne taip. Jo. Bet čia labai įdomu. Bet tai jūs toj patalpoj, ta prasme, tenais ir miegat ir... Ir miegam. Ir valgot. Ir valgot. Bet yra šitiegi uždėti ant akių? Ne, tai patalpa išvisti už tam, tada, kad ten nereikia beveik raiščių. Bet jau kaip tu matai tada? Tai aš nieko nematau. Tu irgi nieko nematai? Tai aišku, visi nieks nemato. Nieks nieko nemato. Wow. Taip, bet tai yra viena patalpa. Taip. Vien tai. Toliau yra koridorius, ten tualetas, kad žmonės komfortiškai jaustųsi, kad nesigirdėtų garsų ir nieko neerzintų. Wow. Dar reikėtų surasti tą tualetą. Bet, gerai. Ir po to laiko atsiranda šviesa ir tada? Ne šviesoje esmė tame, kad tu, kuo ilgiau būni tamsoj. Pavyzdžiui, kada jūs mėgat geriausiai, šviesoje ar tamsoj? Tamsoj. Aš, pavyzdžiui, geriausiai tamsoj. Jeigu viešbutį užsitraukia į juodą... Aš turiu pasilikti trupučiuką, bet aš specialiai padarau kuo tamsiau, nes žinau, kad pailsėti galima tik tamsoj. Nes tada sapnai ryškesni, mintys vizualizuojasi geriau. Viskas žymiai geriau, tu labiau suvoki save, labiau jauti save. Man buvo įdomu, jūs esate per būtybės. Dėl to aš galvoju, o kodėl ne? O tai gerai, kodėl jos tos patampa kažkam gyvatynų? Ne gyvatynų, mes juokam. Moterim patinka, jas vadina gyvatėm arba raganų. Ne? Aišku patinka. Komplimentas. Kaip tave vadina gyvatė? Šiaip tiesą pasakius, dar galvoju, ar yra kas nors gyvenime mane taip pavadinęs. Nesu tikra. Gal ir ne, turbūt. Tai yra blogai būti ragana. Nėra blogai. Bet ragana ir gyvatė man čia ne tas pats. O kas yra blogai su gyvatė?
Nu, kažkaip man iš karto atrodo, kad jinai kažkokia slidi, nepatikima, gelinti. Ne. O gyvatė yra pats gražiausias pasaulio gyvūnas. Taip sakai dėl to, kad yra gyvatės metais ir bijai visokios Ne vien tik dėl to, o dėl to, kad Peru, pavyzdžiui, pats vienas iš švenčiausių gyvūnų yra puma, gyvatė, lama. O gyvatė tai yra transformacija, reiškia, kai žmogus gimsta per naujo, ne? Tai gyvatė. Peru yra šitą. Jiems skaitus, kad yra šventi gyvūnai. Mes... Tai puma, ne, yra... Puma, gyvatė, lama, Pandora. Kodėl aš noriu tenais tą Peru. Bet puma, gyvatė ir lama, čia tokie skirtingi personažai. Taip, yra tokių skirtingų gyvūnų. Nu, lama ten į tą tarpą. Jie meldžiasi gyvūnams. Ne, dvasiams, protėviai ateina per gyvūnus. Bet lama tai tokia minkštutė. Ką aš žinau, nešrinkau tos gyvūnus. Bet aš žinau vieną, kad iš man buvo labai įdomi gyvatė. Va, tas yra gyvatė ir aš supratau, kad gyvatė vienas įdomiausių personažų turbūt man kaip archetipas. Tai kad jisai, pirmas dalykas, jisai sprendžia visas problemas, prašliaužia pro visas situacijas. Ir jeigu įkanda, tai kad tu kažką tikrai supranti. Bet tu dabar jau vengiate, nes tu sakei, kad yra gyvatynas, aš te pacituosiu. Ir kad nusiemat kaukės ir, žodžiu, ir... No. Tai tu dabar jau man vengi pasakyti. Nevengiu. Tai kas ten paaiškėja iš tų moterų? Kas ten išlenda per velniai? Velniai tame, kad pradeda moteris kalbėti realią tiesą apie save. Ir kas? Tikrą tiesą. Ir kokia ta tiesa? Pripažinimas savęs, kad nesi tobula. Pripažinimas savęs, kad tu savo meluoji ir pasirinkai partnerį ir pasirinkai dėl to, kad tiesiog patogu. Pripažinimas, kad tavo seksas yra toks šūdinas, bet tu sėdi ir kenti ir sakandasi dantis, viskas jėga, čia dar pakentėsiu. Vibratorių nusipirksiu ir įspręsiu problemą. Kenti daug dalykų galima paliesti. Tai reiškia, išlaisvina tave absoliučiai savo nebemeluoti, savo būti ištikima ir pasakyti dalykus. Jeigu mes kiekvieną dieną dabar pakalbėtume taip, kaip yra, kas atsitiktų? Aš tai pradau vienu momentu taip visus draugus. Bet žinai, aš irgi, žinok, pagalvoju. Supranti, aš irgi sakau, ateina, žinai, žmogus pas mus ir, o ką čia kalbėsim, ką čia klausinėsim. Ir aš sakau, tai jo, pasiruoškite, kaip atrodyti, žinai, taip tobulai. Ir man taip yra neįdomu, man labai neįdomu. Nes mes savo melom. Man tikrai neįdomu, nes aš dėl to ir paklausiu, o tai kodėl tu atėjai pas mus į podcastą tada? Jeigu tu nori kažkokį tai čiūriką laikyti, žinai, arba... Čiūrikas nereikalingas. Ne, nes dabar irgi turėjom vieną filmavimą ir aš paklausiau vienos moters, sakau, o kiek jums yra metų? Oi, čia... Man už mėnesį 48. Žinai, aš galiu jausti pasakyti. Bet aš sakau, bet tikrai, koks įdomus dalykas. Amžius tai yra tas pats, kas aš paklausčiau, kokia tavo akių spalva. Ui, nežinok, aš čia nežinok, negaliu tau pasakyti. Taigi, tai yra normalus dalykas, ne? Nu, kaip ir gimimo data, ten, gegužės 17, žinai, tai toks bus kem 5, toks skaičius yra. Ir iš kur tas atsiranda? Ir bet šitam klausime ir tam neatsakymė yra, man atrodo, užkoduota daug daugiau. Mes taip gyvenam. Jeigu mes negalim pasakyti amžiaus, tai reiškia, man atrodo, tas žmogus jau yra, jau ten yra daug dalykų, ko jisai negali nieko į sau leisti. Labai daug pasako, ne? O tas, kuris sako, žinai, ir iš karto visai kas kita. Ir vienas klausimas gali atverti žmogų. Man padeda mano gyvenime vienintelė mano sukurta sistema. Vadinasi BBD sistema. BBD sistema. Labai kažkaip išlaisvina. O mano geriausia draugė man pasakė, žiūrėk, tu turi visą laiką užsirašyti tokį užrašą, sako, bet žiauriai svarbu yra tas užrašas. Sako, kad būtų didelės raidės išdidintos. Taip, žinai, rašai. P-O... Ir taip, žinai. Ir viskas bus gerai. Taip, ir supranti, taip ir gyveni. Gerai, bet ta sistema tavo kokia, tai galėtų truputį paaiškinti labiau, kaip tu taikai ją. BBD reiškia, kad tu tiesiog, kas bevyktų, gerai, valio. Neįsitempi. Nepatinka žmogus. Aš tau nepatinku, pavyzdžiui. Sutikom su tavim, nepatinku. Koks tavo problemas, kad aš tau nepatinku? Aš dabar turiu tavo įtikti, prisitaikyti, ne? Bet tai bus, žinai, čia ir mūsų yra problemas, kad mes pamatom moterį, oi, kokia gražiai reikia įtikti. Įtikti įtinkam, o kas paskui?
Aha. Man tai iš tikrųjų yra visi žmonės įdomus. Aš nebūtinai turiu su tuo žmogumi, tarkim, turėti bendrą viziją gyvenimo, bendrą supratimą kažkokį, tai aš iš viso manau, kad nebūtina sutarti dėl praktiškai nieko. Tu gali kalbėti su įvairiausiais žmonėmis ir neprieiti bendros išvados ir vis tiek patirti kažkokią tai, tam tikrą prasme, naudą dėl to, kad tu pamatai kitokį kampą, kitokį požiūrį, kitokį gyvenimą žmogaus. Jisai man gali būti visiškai nepriimtinas, man gali būti nepriimtina kalba, maniera to žmogaus, man gali būti nepriimtina vertybiniai kažkokie tai klausimai, daug dalykų, bet aš stengiuosi neprimesti savo principo gyvenimo požiūrį ir taip toliau, aš jį galiu pasakyti, bet jeigu tas žmogus juo netikės, tai aš sakysiu, gerai, tai ką. Taip. Bet turime, kad man, pavyzdžiui, atrodo labai įdomu yra kalbėtis, gal dėl to mes iš jūsų ir tą projektą darom ir kalbame su įvairiausiais žmonėmis. Ir kartais aš tikrai grįžtu namo ir aš pagalvoju, jeigu ne šita tinklalaidė, aš gyvenime nebūčiau sutikusi šito žmogaus, nes mūsų antik skiriasi požiūriai iš principo į viską, mes gyvename visiškai skirtingose socialiniuose burbuluose, mūsų nesieja absoliučiai niekas. Ir staiga aš su tuo žmogum kalbuosi, aš gal ir daugiau niekada nesusitiksiu, bet aš kažką tai iš to išsinešu. Gal aš pasitvirtinu savo vertybės, pavyzdžiui. Kad aš tikrai galvoju, ne, vis dėlto, ačiū Dievui, kad aš gerai gyvenau ir gyvenu. O gal aš išeinu ir pagalvoju, gal visai įdomus kampas, pavyzdžiui, kažkoks, tai gal aš niekada nesusimaščiau, kad čia yra, tarkim, kažkoks toks momentas, kurį aš galėčiau nebūtinai kopijuoti, bet kažkaip dalinai integruoti į savo gyvenimą. Bet čia visą tą, ką tu sakai, man, aš taip ir pasitvirtina visada viskas. Mes gyvenam ne apie savo darbą, mes gyvenam apie susitikimus. Mes tik tai dabar esam, kaip sakyti, prisidengusios podcastų tam, kad sukurti savo gyvenime pašnekovų žmonės, kurie ateina į gyvenimą kažkokiu būdu. Tai yra, Jūs atėjot žaisti. Tai yra žaidimas, taip. Žinau. Atsiprašau, pasakyk visą tiesą apie žaidimą. Mano galva, kad didžiausia visos žmonijos problema, mes pamiršome žaisti. Visi suaugę žmonės pradėjo būti rimti, spręsti problemą. Kada mes buvom laimingi, kai buvom vaikai ir kai šūdų atsiprašau, nes kitaip buvom patys laimingiausi. Tai smagu, taip. Aš esu dvasinis mokytojas. Aš jūs išgydysiu ir tave išgydysiu. Taip, ir tave. Ir mes nieko neišgydom, mes nueinam į tokią nesąmonę, nes pamirštum patį brangiausią dalyką, tai yra laimė savo ir džiaugsmą. Klausyk, žiūrėk, tau jau arti tavęs yra tokio dydžio dovana. Taip, čia yra tau dovana. Tai yra mūsų kaimynai Latvijai atkeliavo jau į... Brolavai. Jo, jie yra jau Vilniui ir Klaipėdoje, Akropoliuose, Stenders, prekinis ženklas, labai 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 faini produktai, voniai, prausimos. Čia, žinok, mes patys esam jau išsitepusios, išsivyskai, ir praustis. Kadangi vėl atimsim, tai užiešiu. Neatimsim, čia tau dovana, mes tik gal truputį pavydim, bet mes, žinok, irgi viską turim iš Stenders. Tikrai. Ir čia, žodžiu, ir kūno kremai, ir losionai, ir aliejai, ir muilai, ir viskas, žodžiu, ritualams vonioje, kai rūpinėsi tuo savo kūnu. Kažkaip taip labai taip. Moteris, kurios turi raganiškas savybės, turi va tokias juodas akis. Jos labai gerai prakeikia vyrus. Bet tiesą pasakius, inkvizicijos laiku man tikrai būtų pasakyti. Tau labai reikia atsargis vyrus prakeikinti. Neužsirauk gerai. Neužsirauk, žinok, čia žiūrėjau. Bet aš tikrai inkvizicijos laiku būčiau trumpai gyvenus. Taip, ant laužoje. Ant jos geriau vyrų neužsirauk, čia faktas. Tu darai kokius burtus, ten žvakė, ten raudonas siūlas, ką nors. Neakim tom. Nereikia čia šitų butaforinių priemonių. Man reikia čia kažkokio tai inventoriaus. Pasižiūrėkit, jūsų kaip priklauso gyvenimas vyrų. Pavyzdžiui, jeigu jūs laiminat vyrą, vyrui sekasi. Bet tai yra tikrai. Jeigu keikit vyrą, vyrui nesiseka. Bet aš visiškai sutinku su. Bet aš manau, kad čia veikia turbūt. Bet čia netgi jeigu moterį keikia. Ir tai veikia, dėl to skau gyvatinas. Nes jūs labai, mes vyrai mažiau priešai negu jūs moteris. Bet ko labiau, pavyzdžiui, tau yra baisiau užsirauti ant kažkokio agresyvaus, tarkim, ekstremalio tokio situacijų, užsirauti ant moters ar ant vyro? Nežinau, man vienodai. Tau nesvarbu. Žinai. Koks skirtumas vis tiek užsirauni? Aš, pavyzdžiui, labiau bijočiau moters. O, aš irgi. Todėl, kad moteris... Dabar, pavyzdžiui, ta psichė, prisimeni į Florencijų kaviniai, viena tokia neprognozuojama.
Čia jūsų istorija Tikrai, kažkokia. pavyzdžiui, vyras ten būtų kažką ėjęs, ten kažką pasidraskęs, pasimušęs, žinai, tu žinai, kuo viskas baigsis. Nu, mordabojus ir toks, taip. žinai, viskas kraujais ten ta. O kai moteris pradeda pulti ant kitos moters ir mes visą tai matom, ir tai yra tas, tu nesupranti, tu nežinai, nes eina dar energetinis toksai baisus dalykas, nes jinai kaip ir psichinė atrodo. Toks neprognozuojamas strautas, ne? Ir tada yra dviguba kažkoks nejaukumas ir baimė. Nedaug dievinai sugrįž ir pažiūrės tau į akis. Bet aš tikrai sutikčiau truputį. Nes vyras, nu tai ką, moteris klastingesnės. Moteris gali ilgai reksti kažkokį tai planą, ta prasme, vyras jisai gal tą savo agresiją, bet būtent momentiškai ir gerokai primityvesnė forma. Ir tikslingai. Tai, o moteris jos turi tiek daug metodų, kaip pasiekti tą neteisingą, negerą tikslą, tai aš sutinku su tuo, kad moteris... Yra viduržemio istorija. Aš skaičiau, kas vyko Prancūzijoje. Tai reiškia, kai vyras išeido į darbus ir medžioklę, moteris įpildavo jam nuodų ir turėdavo priešnuodį. Ir jeigu jis anksčiau negrįždavo laiku, jisai užsilenkdavo. Ir kai jausdavo, kad ten blogai, moteris, ir jis niekada vyrai nesuprat, kodėl jam paišgėros, jis jam pagerėjo. Sako, aš tu palaiminau tave, kad tai išgydau. O iš tikrųjų moteris ir nunuodėjo. Ir paskui dar gydau. Aš tai išgelbėjau, jeigu ką. Tai va tokias buvo istorijos. tą skrandį, tą nuodą, sako, o Dieve, reikia varyti namo. Ir kiekvieną rytą nuodas buvo. Reikia varyti namo. Kiekvieną rytą blogas. Sako, nes tas vanduo žiauriai gerai buvo, taip kaip jinai davė. Tai va, jau moters, jeigu tu pasigilinti visą istoriją, moters labai įdomu. Eik tu savo, bet tai kokią nesąmonę supranti ir dabar mes suprantam, kad tik tai laisva valia gali būti du žmonės. Bet aš dabar skaičiau antraštę irgi skambė, ten būna, žinai, kai kažką tai išmaikštaus paklikinė, tai tada algoritmas tau visą laiką siunčia visokias keistenybės. Tai dabar aš esu labai įdomiam sraute. Jezu, ką tu paklikinai? Aš paklikinau, kad, žodžiu, amerikietis vyras išskrido tariamai darbo reikalais, žodžiu, į Egiptą ir, žodžiu, jinai išsiaiškino, kad jisai tenais yra atostogose su kita moterim. Tai, žodžiu, jinai paskambino į ten kažkokius, tai, žodžiu, slaptąsias tarnybas Amerikos ir pateikė kažkokių tai tariamų įrodymų, kad jisai yra, na, tenais tėvynės išdavimo klausimais išvažiavęs. Ir jam uždraudė bent kada nors gyvenime įskristi į Ameriką, tai gal. Ir jis nebegali niekada grįžti, ne tik kad namo, jis negali grįžti į valstybę šitą. Tai dabar suprantu, kodėl vyrai dažniau vieni. Nes jie neturi problemų. Ir svarbiausia, kur jis įstrigęs iki. Nes tai vyras vienas galvoja, net problemų, kažkaip nuobodu gyvena. Tai dar, kodėl čia nėra blogai? Tai mes ir dėl to ir vadinam, kad gyvatinas arba raganos, nes vyras vienas sako, kaip nori suras moterį, tai skau, nori moterį suras ar problemą nori susirasti? Nu jau, yra ir daug gerų dalykų. Pats sakai prieš tai, kad moters palaikymas daro vyras sėkmingų ir laimingų. Ne, jis nepabaigė. Gerai. Problema tame, kad tu susitvarkė su savo galva, tu tikrai žinai, ko tu nori. Tai jinai man padės susitvarkyti. Tai tikrai tau padės susitvarkyti. Bet čia tai jau net žmogus, taip ir yra tokių vyrų, kurie įsivardina taip, netgi žodžiu. Tai aišku, dauguma vyrų žinai, kad moteris gali spręsti jų problemas. Tik tai po tam, mano galva, kad po 40 metų aš galvoju, kad visi vyrai supranta, kad moteris problemą neįspręs. Jis turi pats spręsti savo problemas. Bet dauguma, paklauskit jaunų vaikinų, ką jie galvoja apie moteris. Dauguma kalba, tai susirasiu, bus vaikų, išturėsiu šeimą, nebus problemų. Aha. Bet čia saugumo, gal kažkoks taip toksai, nu, kaip mamos paieška. Aha, kaip mamos paieška. Labai geras klausimas. Ar ieško mamos, ar ieško žmonos? Ir ar nori būti, nu, dar vaikų, ar tai nori subręsti, ne, suaugti. Nes jeigu tu jautiesi nesaugus ir tau reikia sukurti tą šeimą, tai man atrodo, kad tu, nu, ieškai mamos labiau. Mano galva, kad vyrai žys, kaip, pavyzdžiui, jeigu ieško mamos, nu, gal ir gauna mamą, ne, žmona, brūkšnis žmona, bet jis vis tiek užauga. Bet kuriuo atveju, bet kokia moteris jau užaugina vyrą. Nu, jūsų dėka tikrai vyrų užauga, faktas. Jūs duodat tą energiją, ko... Nu, ką mes turim? Vyrišką energiją, ne? Mes moteriškumo neturim. Nu, yra tam tikrų kalibrų vyrai, apie juos nekalbėsim. Jie gal turėjo per daug to moteriškumo, ne? Iš jūs kažkaip pavogė. Nežinau kaip. O šiaip mes tai realiai neturim. Operatoriui baisiai išmaikštus šitas momentas buvo. Labai išmaikštus. Tai mums trūksta jūs, realiai. Vyram reikia labai moters. Tik tai jisai nežino, kokios moters, kam jinai žiusiam reikalinga
neturi aiškaus plano ir tikslo, ką jinai žiūrės. Bet tai turbūt, Man atrodo, kad su žmogui moteriam reikia lygiai tas pusiausvyros, pats. iš principo, žinai, kad- lygiai taip pat, kam reikia kito žmogaus. Bet tai būtent, aš gal sakau, čia ir tas lytiškumo klausimas ir orientacijos klausimas, čia net ne apie tai, kad ten vyras ieško moters ar moteris vyro. Žmogus ieško pusiausvyros, jis ieško kažkokio kito Balanso. polio. Nu, ta prasme, iš tikrųjų. Jo. Ir tada, kai tie poliai susitinka vienas kitam tinkami, visai nesvarbu, kuris kokį vaidmenį atlieka iš tikrųjų. Yra daugybė šeimų, kuriuose moteris yra lyderė, tokia kažkokia visoko vedlė, organizatorė ir taip toliau. Yra šeimų, kuriuose moteris yra galbūt pasivesnės ir prisiema visai kitus vaidmenis. Tai čia Normalu, čia yra labai normalu. Ir jeigu abiem tinka, tai... Taip, Aš būtent turi galvoju, abiem. kad yra tikrai vyrų, kurie turi gebėjimą vienur, o moteris turi gebėjimą lyderystėje. Arba atvirkščiai. Prasme, bet kuris variantas tinkamas, svarbiausia, kad jie būtų laimingi. Jeigu tai sutampa, viskas ok. Taip, būtent, bet tada sakau, tada Bet- žmonės gali surasti vienas kitą ir... Tai kokia paslaptis yra išbūti kartu? Ar iš viso yra tokia... Išbūti su savim galbūt kartu. Išbūti su savim kartu. Mano galvo, kad jeigu sugebi išbūti su savim kartu, su savim nesipykti, Jo. tai tada problemų Tada neturėsi ir nejausi ten. su kitu. Jeigu su savim turi konfliktų, tai tu ieškosi ir kelsi konfliktus kitam žmogui. Jo. Tai gali būti vyras, tai gali būti moteris, nes konfliktinės situacijos arba vyras sukelia arba moteris. O tai gerai, o tavo paties asmeniniam gyvenime santykė su moterim, jūs esat kaip pasiskirstę vaidmenimis? Tu toksai atrodo... Dvi alfos. Ir kaip čia tai? Geras. Nu, kaip gali dvi alfos išbūti vienoje patalpoje? Tai kaip? Nekaip, tai dėl to stengiamės, kad tu laikytis. Dėl to žmogus keliauti pradėjo po sniegynų, supranti? Ne, bet tai tikrai, tai tu dabar taip pat pats tiek ilgai dėstai, kalbam čia apie tą pusiausvyrą, suradimą tinkamo polio ir taip toliau. Bet faina, du skirtingi. Tai vienodi, sakėt. Ne, bet žinai, du Ne, dažnai. tai Vyras ką moteris. reiškia? Visokie gi yra archetipo, ne? Nu, yra daug vyrų, kurie irgi pasako istorijas, susitinka dvi alfas, kaip jums sekasi išgyventi, nu, kaip sako, amžinas pirmas pasaulinis karas, antras pasaulinis, trečias, penktas. Bet tu pats pasirinkai šitą modelį, tugi pats pasirinkai tą Nu, modelį. tai aišku, mes patys pasirinkome tos Tai modelius. kodėl tam jos reikia? No. Man tai nereikia. Man dabar labai gerai su savim keliauti. O jinai kur? Kaip kur? Jinai Keliauja keliauja. kartu? Ar Keliausiu savo darbus, aš savo darbus ir mes Žodžiu, neturim jinai kada pyktis. irgi realizuojasi puikiausiai ir O tai jūs, viskas yra bet tai super. jūs kiek laiko, vat, pavyzdžiui, mėnesį praleidžiat kartu? Aš žinau, kartais grįžtu į 3 mėnesius, į 2 mėnesius keletą kartų. Man O, užtenka. tai tu kaip koks jūreivis išplaukė? Nu, taip. Dėl to 3 mėnesius kartą grįžti? Taip. Oho. Čia rimta. Oho. Bet tai tikrai? kaip gerai, Oho. supranti? Nu, Nėra problemos. Niekas nesuka galvos. Nėra kada. Kai tu sėmi savo darbais, tu turi savo tikslų, tu negalvoji, kaip tavo spręstų problemas. Ne, bet mes tik kalbėjom, kad taip, kiekvienas turi Bet savo Turi ar, modelį. ar reikia dar to santykio, ta prasme, laiko tave tas santykis? Kuria prasme? Nu, Nu, žinai, ta prasme, per 3 mėnesius. Man gerai tas- būti su savimi. Bet Man norisi svarbiausia. yra grįžti, ge- norisi, kad tai yra tas... Aš apie tai negalvoju. Aš keliauju savo darbais. Mano tikslas yra darbai. Veiklos, tu užsiimu. Turiu daug projektų ir man tai yra tikslas. bet jeigu jūsų O paklausia... sėdėti namie, ne mano tipo Taip, vyrai. taip, bet jeigu jūsų abiejų paklausia, ar jūs turite antrą pusę, jūs sakot, kad turit. Tai yra ta antra pusė, o tai ką man su ja dabar bėgti ir Ne, sėdėti aš tiesiog klausiu šalia jūsų statusų, atsisėsti ir sėdėti, va, tai žinai, kaip mes standartiškai kaip jūs vyrai. vertinat Ne, bet ar norisi grįžti, ta prasme, į tuos namus, nes aš kaip suprantu, jūs kartu gyvenat. Tai žiauriai nesusitikti. Pala, tai kur yra jūsų bendra... Bazė, kur yra? Bazė, kaip... Kipras. Gerai. Kipras. Gerai. Nu, tai... Aš nesuprantu, ko. Bet, žiūrėk, tu ieškai namų? Bet mes suprantam, ne? Ką Nu, tai- žiūrėk, nu, vis tiek susirašot, aš nežinau. Nu, Tai susirašot, jinai yra tai tavo bendraujam. moteris, tavo širdies moteris ar ne? Aš suprantu, kad, pavyzdžiui, nu, žinai, dabar žiūrėk, gerai, mano pavyzdys, mano pamirškim vyras ją, yra- nu, ta prasme jo, dabar Mano tu su vyras manim, yra- ne, būni. No. Ir gerai, mes vienas kitam kažką jaučiam ir kažką viską, ir mes ten, žinai, turėjom patirtį ir visą kitą. Ir mes taip Žiūrėkit. nusprendžiam, kad mes gyvenam atskirai Mes ir skirtingai važiuojam, suprantam keliaujam. pasaulius. Jo. Mūsų pasaulis yra kitaip. Kiekvienas turi savo pareigas, Taip. darbus, Jo. užsiėmimus ir tai mums svarbiausia. Mes turime veiklas ir mes visą fokusą orientuojamės ten. Aš suprantu, mes bet nebėgiojame, jausmeliai kur dingia. kur ten kiti, Supranti? kiti Tai yra- ieško tų vadinamų jausmų, ne? Ten, o aš jau, tas vaikiškai žaidimas. Galvoju apie ją, aš nežinau, į savaitę vieną kartą.
Tai mes susiskambinam, aišku. Tai va, šito ir klausiu. Ai, tai, bet kad jūs kažkaip įdomiai klausėt. Nežinau, bet mes Žinok, visos moteris, kurios čia klausos, tikrai suprato, ką mes norim. Nu, nes aš... Nors gal vyras nesupratau jūsų. Ne, bet aš... Sakau, nebereikalų nagrinėjau, jūs, kad suprasčiau jūsų Mes paprasčiau mąstymą. klausėm, negu tu galvoji, kad mes klausėm. Tai mano mąstymas ir kitoks negu jūs. Aš kartais, kodėl aš moteris vat, ir nagrinėjau, man labai įdomu, nes aš kartais jūs tikrai nesuprantu. Ir mano dauguma vyrų nesupranta jūsų. Aišku. Jūs galbūt ir labai teisingai užduodat man klausimus, bet mano mąstymas... O tai kokia problema? Kodėl neieškote problemų? Iš karto galvoju, kur problema, o mes ne problema. Ne problema, mes bandom suprasti modelį šeimos. Jo. Ir tai yra labai paprastas dalykas, nes, pavyzdžiui, mano irgi yra netradicinis šeimos modelis. Mano vyras... Man patinka laisvė, mes pasirinkome laisvę, viskas. Aš laisvę keliauju, aš susimu veiklom, mano fokusas čia viskas. Žinai, ką aš kaip jinai moteris pasirinko savo laisvę, jinai dirba savo darbus, fokusas, belie kiek valandų, gal grįžta, nežinau, ten irgi vakarė naktį. Jai tai patinka ir aš mogu leidžiu tai daryti, ką jis nori. Bet jūs, kai išsiskiriat, jūs žinot, kada susitiksit sekantį kartą? Tai mes susiskambinam. Nu taip, bet, pavyzdžiui, tu išvažiuoji, žinai, kada grįši sekantį kartą? Nu, pavyzdžiui, aš atskridau į Vilnių. Nesuprantu to klausimą. Tu klausimą. Kada susitiksim? Kas yra susitikti? Matai, tu užduodi, žiūrėk, aš supratau, jūs užduodat klausimus iš savo vidinio pasaulio, taip kaip jūs suprantate. Bet visi taip klausimai, žinok, yra iš vidinio pasaulio. Ir visi buvo iki tol. Mano pasaulio mąstymas visai kitoks, žinau. Bet visi klausimai, kuriuos uždaviau šiandien, yra iš mano vidinio pasaulio. Aš tą ir supratau, žinau. Ne tik šitas. Nes tau patinka kontroliuoti. Nori kontrolės ar ko? Ne, aš net nevadinu to kontrolę. Aš pavadinčiau tai daugiau kontrolę. Bet ir mano pačios kontrolė. Ne, aš šitas nekontroliuoju visai. Tu gali miegoti. Va čia tai dėjo dabar. Gali nemiegoti. Supratau, ką jis dabar mąsto. Kur miegoti? Namie, lovai savo miegoti, gali nemiegoti. Man vienodai. Nu, aš nebūčiau tikra, kad mano vyras galėtų pritarti šitai temai, kad jam tu gali miegoti, gali ir nemiegoti. Problema tame, kad visi vyrai ir moteris, kurie... Nu gerai, ne visi, nekalbam visi, negalime absoliutinti. Dauguma moterų arba vyrų labai nori kontroliuoti situaciją, nes jeigu nesukontroliuos, gali vykti kažkas blogo. O gerai, o ištikimybė yra kontrolės rezultatas, ar... Čia yra dviejų žmonių susitarimai. Čia laisva valia yra. Kaip susitarė šeimos? Šeimos yra labai skirtingos. Vienos vienaip. Kaip? Kaip esate susitarę? Laisvė. Gali daryti, ką nori. Taip. O pasikalbat apie tai, ta prasme, yra faina apie tai pasipasakot ar ne? Ne, mes apie nekalbam, apie tai visai nekalbam. Okay. Dėl to mes ir nesusišnekam. Aš galvoju, kodėl jūs man tokius durnus klausimus duoda. Aš suprantu, kad jūsų klausimai protingi, bet mano smegeniai nesupranta, ką jūs manęs klausėt. Kad tu gyveni pagal kitą. Aš visai truputėlį kitų vaibų. Mes klausinėjom, dėl tada jinai yra, nu, kaip pasakyti, kas jinai, aš vienintelio iš to viso, va šito šurmulio, aš vienintelio klausimo norėjau paklausti. Kas jinai yra tavo gyvenime? Kuo jinai skiriasi iš kitų moterų? Mano labai geras draugas. Viskas, va čia yra. Bet iš tikrųjų, žinai, supranti, tau šitą aš nesupratau jūsų klausimų. Ne, dėl to, kad tau atrodo, kad mes čia puolam ir kažkokią kontrolę. Nepuolam, aš bandau, mano smegenis kompiuteris jungiasi ir error, nesuprantu, ko aš čia klausiu. Ne, mes bandom suprasti, koks yra ko jūs norite gyvenimo dalyką. Pasakei apie kontrolę. Kontrolę? Nes kontrolę aš taip pritariu. Ir aš, žinai, aš irgi tada galvojau, palauk, žinai, tu sakai jai kontrolę, bet aš galvoju, aha, jisai man irgi pasakytų, čia aš kontroliuoju. Tipo, nes man irgi atrodo būtų faina sužinoti, kada kitą kartą pasimatysim, žinai. Būtų kaip ir faina sužinoti, kada pasimatysim. Būtų faina, kad sužinočiau, kada, pasimatysim, žinai, nes čia ir yra kontrolė. Bet viskas labai susiveda dar skirtingos šeimos. Ar tai yra vaikinas tavo, su kuriuo susipažinai? Absoliučiai neturi išmės. Ar tai jūsų vaikinas, ar tai jūsų vyras. Žinok, suprantate, jeigu aš pasitikiu savimi ir absoliučiai 100% tikiu savimi, aš niekada nekontroliuosiu tavęs, man bus BBD, kur tu netgi keliauji. Ir čia bus tau problemas, nes tu suaugęs žmogus ir tu atsakai už savo žodžius. Teoriškai tą suprantu, bet jūs bandot, aš supratau, apie ką jūs kalbate, jūs bandot įkišti stereotipą, kurį jūs pasiėmė iš savo vaikystės ir bandot mane per tai klausti ir aš nesuprantu dėl to šito klausimo. Aš nesu pasėmusi iš savo vaikystės, aš turiu vidinį savo šilumą grįstą jausmą. Aš tik tai pasakiau savo nuomonę. Kažkokios traumos pasiekmė
Jis yra... Ne, bet jisai ne tai ir sako. Taip, bet aš turiu meni, kad mes klausinėjom tavęs apie tavo modelį šeimos, ne dėl to, kad norim primesti savo modelį, to, kad mus domina, kaip tu gyveni. Kaip tu gyveni? Ne, aš gyvenu vienaip, tu gyveni kitaip, nei mano modelis geresnis, nei tavo. Ką tai duos? Na gerai. Man įdomu, tai kiti ką kalbėjom, kad mūsų šito podcast'o tikslas yra pažinti skirtingus. Ką galėtum panaudoti iš šito, ką aš papasakau? Aš tai iš karto galiu pasakyti. Kontrolės. Aš iš karto paleisti kontrolę. Dieve, tai savo kaip čia yra gerai. Aš ir paskambinsiu vyrui palaidos ir pasakysiu, kada grįžtu. Donatas leido, dabar negrįžk. Ne, rimtai, kai jūs pradėsit daryti tai, kas jums patinka, žiūrėkit, vėl grįžtume į vaikystę. Kad aš buvau laimingas, kai aš dariau tai, kas man patinka. Bet aš dabar būtent taip jaučiuosi. Tai taip, aš tik tai pasakoju apie save. Kai aš darau, kai jis man patinka, kai aš numetu visas taisyklės, visus stereotipus, visų žmonių norus, mamų, tėvų, tavo pusseserės, pusbrolio ir visų mokytojų ir sakau, žinai, o aš noriu gyventi. Va taip. Supranti, ir tada, žiūrėk, jisai ką gauna, tipo komplektą. Pochuistas, bet jam tai... Ne, tai taip, nes tai yra... Ne? Ir tipo, ką? O visi, žinai, kažkoks keistas, kažkoks bejausmis, kažkoks, ten, žinai, ta. Ir atsimuša, va taip, tinkš nukrenta, dėl to, kad žmogus su savimi yra visiškai harmonijos. Žinai, kaip mes išmokinti, bet mes išmokinti va taip. Laikyti. Čia mano vyras, čia mano moteris, aš dabar laikysiu visą kontrolę. Ir ką tai duoda? Duoda skausmą, nes kontrolė, tai kuo labiau spaudžia, tuo labiau skauda ranką, ne? Bet kodėl turi būti kraštutinumas? Kodėl tas paėmimas už rankos negali būti paskatinantis? Kodėl jis yra būtinai negatyvus? Todėl, kad tai yra egzistuojantis. Jeigu, žiūrėkit, paprastą dalyką padarykit. Paimkit 1000 vyrų, tiesiog paklauskite apie kontrolę. Ir jums pasakys, kodėl nėra laimingas, sako, aš pastojasiu kontroliai. Bet aš suprantu, ne apie tave kalbu. Aš kalbu bendrai, kas vyksta. Aš tiesiog, neįmanoma vienam žmogui pritaikyti. Tai yra tiesiog, aš manau, jums kaip perteikti kažkaip. Kad bendrinė prasme, žiūrint plačiai, prasme, aišku, kad žmonės savinasi vienas kitą daug dalykų yra. Tu mano. Iš to labai daug atsiranda. Nei jinai mano, nei tu mano, nei mano, ten mano, niekas ne mano. Vat šitas daiktas, atsakingas už šitą automobilį. Jo. Kelionėje kito gyvenimo link. Taip. Va šitas automobilis man yra svarbiausias. Vat klausimas, kaip jau aš pasirūpinsiu. Suprantate? Jeigu aš čia nepasirūpinsiu, tai kaip aš galiu kitais pasirūpinti? Niekai. Čia geras. Tai jūs labai esat panašus netgi iš akių tai labai identiškas akis kaip Bružo. Ir iš būdo, ir iš mąstymo atrodo grinai Bružo. Mums reikia pasikviesti. Pasikvieskit Bružą. O dabar tai tikrai svarbiausia. Ne. Aš žinau, mes supažindinsim. Bet mes norim padėkoti tau, kad buvai kartu. Labai aistringas pokalbis. Man labai, aš dabar viskas. Labai aistringas. Dabar ne kaip palies kontrolė. Kaip gerai. Dabar stebėkit jos istoriją metams. Tikrai. Aš žinau, kas dabar viskas, mano gyvenimas. Pasaulyje yra pusiausvyra. Visko yra. Reikia žaisti. Kaip bus gerai. Tai nereiškia, kad jūs turit blogą kitiems. Jūs turit daryti gerą savo. Ne, bet aš jausiu. Jeigu aš grįžau laimingas namo, tai žmonės tampa laimingi. Bet jeigu aš grįžau ir suprantu, kad vėl čia kontrolė, ir čia reiks aiškinti, ir vėl ataskaitos, ir vėl man atsiskaityti žinutę, buvau tada, susitikau tokią valandą, ką vyrai rašo, tokią valandą, vat kaip prisiminus iš vyrų irgi, atvažiavo stovyklą, išjungti telefoną, išjungė, padėjo, sekmąjį išjungė ir matau mėlynas, sakau, parodyk, skaitum. Tai kur esi? Ai, stovyklai. Tai kodėl nerašai? Ir su ten nieko, pati tiesiog atsakinė. Ir tu toks, tu gaidys, tu pydaras, mes įskirsime, aš paduodu skirybam, sekmadienis. Labas, mielasis, aš labai laukiu tavęs, aš padariau valgyti. Tas įdėk, tai ką man dabar daryti? Sakau, nieko, važiuok namo, sakau, bet čia tavo istorija, sakau, pats pasirinkai ir dabar pats ir sirėp. Aha, bet čia liūdėsėlis yra. Čia liūdėsėlis. Čia yra liūdna istorija. Bet dėl to jisai pas tave ir buvo, todėl kad jisai jau jautė, kad jisai yra tame, žinai, toje situacijoje. Ir jisai jau buvo pasidaręs išvadas vien dėl to, kad jisai buvo atvažiavęs pas tave. Dieve, man šiurpai eina per kūną, aš kaip suprantu, kas dabar vyksta transformacija pas mane. Su kėdais kaip pistil.
Tu čia išbėgs į lauką plėką. Bet klausyk, tikrai rimtai, Donatai, ačiū tau labai už tai, kad buvai atviras, už tai, kad atlaikėjai mūsų klausimą. Atsiprašau, kad kai kurių klausimų nesupratau, ką jis man klausė. Nifiga nesuprantu, ką jis nori iš manęs. Netgi tame tu mums padėjai, kad tu nesupranti. Ir labai gerai. Aš dėl to sakau, mes vyrai kartais... Tu turėjai kažko nesuprasti. Mes vyrai tikrai nesuprantame. Ačiū tau. O, Jėzus.